Kas yra bike fitas? Yra dviračių sėdėsenos nustatymas pagal žmogų. Jis atliekamas tiek naujam, tiek senam dviračiui, priklausomai su kuriuo važiuoja. Kam jisai reikalingas? Jisai reikalingas traumų prevencijai. Pirmas dalykas – patogumas, o jau paskui pagal kiekvieną klientą atskirai. Ar tai būtų varžybom tikslas ruoštis, ar kaip dažniausiai būna, nori žmonės patogiai važiuoti ir ilgai, kad galėtų savo tikslus siekti. Paslauga trunka nuo 2,5 valandų, gali ir iki 4-5 valandų, priklauso nuo sudėtingumo ir tikslo žmogaus. Bike fitas atliekamas su viena pažangiausių įrangų, tai yra Retool bike fitas, kurią sukūrė amerikiečių mokslininkai. Ir tai yra viskas atliekama 3D jutiklis ir 3D kamera, kuri matuoja kampus realiu laiku. Galima tiksliai išmatuoti ir balnelio aukštį, atstūmimą, vairą. Tai viskas realiu laiku atliekama, tai kad pasiekti kuo tikslesnį sėdėseną. Duomenys yra išsaugomi, kas buvo padaryta, kokie rezultatai buvo pasiekti. Po visos procedūros yra dviratis nuskanuojamas ir po fito yra garantinis laikotarpis. Jeigu po jo viskas tvarkoj ir klientas yra patenkintas, mes išsiunčiame ataskaitą su dviračio išmatavimais ir visais kampais, kas buvo padaryta. Koregavimas vyksta pradžioj nuo balnelio parinkimo, jeigu jisai reikalingas, balnelio aukštis, balnelio atstūmimas, kas yra su balneliu. Aišku, prie balnelio prieina ir batų plokštelių reguliavimas, tada kitas žingsnis yra vairo reguliavimas, tai yra parinkimas vairo pločio, kokiam aukštį jisai turi būti ir kokio ilgio, plus dar rankenėlių pozicija irgi reguliuojama pagal riešą ir pagal patogumą. Tada ir paskutinis dalykas, kas irgi ten jau, kas nori daugiau į performance eiti arba taip reikalingas patogumas, tai pačio minimo optimizavimas, tai yra vidpadžių parinkimas, ypatingai kartais reikia išvertimo padaryti irgi pagal pačią pėdą, kad kuo kelienai tuo lygiau eitų tiesiai ir netraumuotų save.